čempionatą turbūt sunku būtų kalbėti apie šį Eurolygos sezoną, bet jeigu apibendrinti, kas atsitiko, nes pradžia buvo labai gera. Panathinaikosą turėjau menį. Biškį taip per gerą. Ta prasme, per daug išsikėlėm tą kartelę, kurią po to po vieno skaudaus pralaimėjimo buvo sunku išlaikyti tą visą pasitikėjimą ir vis tiek Eurolygos komandą turim suprasti ir turim elgtis kaip Eurolygos komanda. Tiek iš eilės varžybų pralošta Eurolygoje. Nėra žodžių, ką čia daugiau pasakyti, čia nėra kažką tai teisintis ar dar kažką tai. Viską patys matot ir tiesiog nesigauna, atrodo, 3 kėlinius kažkur tai kažką tai gali parodyti, pirmauji ir po to vėl kažkoks tai. Arba visiškas krachas, kaip ir šiandien, ta prasme. Aišku, ta prasme, daug tų pakeitimų, daug visko, čia reikia prie to pristaikyti ir aš visada tikiu, kad viskas sustos į savo vietas ir dabar varžybos sekmadienį. Taip kad kad ir kaip sunku būtų, bet visada reikia tas varžybos kurios pralaimėm, bet ir žiūrėti priekį labiau, kad sekmadienį vidutinė kova laukia. Tai ką reikia padaryti, kad Kalėdos Lietuvos Rytui ir gerbėjams nebūtų liūdnos? Laimėti reikia laimėti. Ir, vėlgi, aišku, Žalgiris dabar ganėtinai neblogai žaidžia, tikrai nebus nelengva, bet vėlgi, aš sakau, aš visada tikiu ir tikėsiu komandą ir sekmadienį, ką reikia kovoti ir eiti pergalės. Kodėl būtent šiandien sulūžote trečiame kėlinyje dar anksčiau? Atrodo, motyvacijos nestigo ir... Matot, vėlgi, pirmas kėlinys buvo ten 15-0, kiek ten buvo, tai jau parodo, ar tai kažkoks įsitempimas, naujas treneris, nauja sistema, vis tiek ir sirgaliai daug tikisi. Visas tas jaučiasi, viskas tas susideda. Vėlgi, esam suaugę vyrai, turim į tai nereaguoti, bet yra kaip yra ir aš manau, kad net trečiam kėlinį sulūžom, jau sulūžom pirmam kėlinį, pirmose minutėse, ką po to jau vėliau, kai jie įsižaidė, ta prasme įsimėtė, sunku taip pat žaisti, kai ta prasme nerandi savo ritmo. Ar trenerio pasikeitimas, atsiprašau, turi reikšmę? Tai čia dar tik pirmos varžybos, matot, mes turėjom tik kelias treniruotės, ta prasme, tų pasikeitimų tikrai yra, jų bus, ta prasme, deriniuose, gynybos sistemose, bet aš manau, kad tikrai viskas susidėlios į vietas, dabar tik reikia, ta prasme, mintis sustatyti savo vietas ir kantriai dirbti ir laukti to gero rezultato. Panašu, kad prieš varžybas visiškai pamiršote apie Marjanovičių. Nekalbėjot, kad jį reiktų? Ne, tai mes žinojom, kad Marjanovičius yra, ta prasme, sunkiai sustabdomas po krepšiu ir Belgrade tas pats buvo, ta prasme, ne taip stipriai, bet pirmos kelios minutės, kai jisai ten lengvai gavo kamuolį iš po krepšio, sudėjo iš viršaus, jam davė tą stimulą ir, ta prasme, tada jau daug sunkiau gintis ir tada ir metikai atsirišo, kai kažkiek tai bandėm padėti, tai viskas susideda į vieną, suprantate, ir atrodo, kai jau blogai, tai jau blogai visiškai ir vėlgi, sakau, turim kažką tai pasiimti gero iš tų varžybų, aišku, ganėtinai sudėtinga iš šono žiūrint, kai kažką gero gali pasiimti iš tokių varžybų, bet turim surasti stiprybės ir kiek įmanoma greičiau tą pamiršti šitas varžybas ir sekmadienį eiti į pergalės. Ačiū.